Kiekvieno žmogaus gyvenime skamba tūkstančiai mokyklinių skambučių, tačiau tik 2 iš jų, pirmasis ir paskutinis, žymi ypatingus gyvenimo kelio etapus. Gegužės 24 dieną 138 Visagino abiturientai atsisveikino su mokykla ir šventė paskutinį mokyklos skambutį. Kiekviena tokia diena turi savo tradicijas. Iškilminga abiturientų eisena, lydima tėvų, artimųjų, dar pasiliekančių mokytis moksleivių ir žinoma mylimų mokytojų plojimais. Šventėje visada dalyvauja svečiai, vietos valdžios atstovai ir kitų mokyklų direktoriai. Tačiau nepaisant įprastų ir tradicinio atsisveikinimo kalbų, paskutiniojo skambučio šventė kiekvieną kartą yra ypatinga, o ištarti iš širdies žodžiai yra vieninteliai, nepakartojami ir jautrūs. Atgimimo gimnazijoje šiemet yra 53 abiturientai. Šiltais atsisveikinimo žodžiais į jaunuolius kreipėsi direktorė Veronika Vaitekyan, pažymėjusi, kad abiturientų gyvenime prasideda naujas gyvenimo etapas, pagyrė jos už gimnazijos garsinimą mieste ir Lietuvoje, padėkojo už kiekvieną kartu praleistą dieną. Savo ir mero vardu abiturientus pasveikino vicemerė Aleksandra Grigienė. Meras Erlandas Galagus, sėkmės jums. Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas ir kiti svečiai į abiturientus kreipėsi šiltais padrąsinimo žodžiais. Pagrindinis dalykas – sėkmės jums ir gerų egzaminų. Sėkmingo. Skambėjo tėvų sveikinimai ir abiturientų sveikinimai. Ačiū, kad šios nuostabius 4 metus jūs rūpinotės mumis ir buvote mūsų gyvenimo dalis. Mokyklinis valsas bene lyriškiausias šventės akcentas, suteikiantis jai ypatingo žavesio. Šventės kulminacija buvo balionų paleidimas į dangų, simbolizuojantis laukiantį skrydį aukštyn. Tai mūsų jaunimui linkėjimuose skambėjo kiekvienoje svečių kalboje. Raz, 2, 3! Ir štai paskutinė šventės akimirka. Skambant paskutiniam skambučiui, visos 3 gimnazijos abiturientų klasės paliko mokyklos stadioną. Pasibaigus iškilmingajai daliai prasidėjo fotosesija su draugais, o taip pat su tėvais ir seneliais, kurie buvo šalia ištisus 12 metų. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre šventė prasidėjo aktų salėje. Šią mokymo įstaigą šiemet baigė 61 gimnazistas ir pusė jų jau yra įgyję profesinę kvalifikaciją. Pasveikinti abiturientų atvyko meras Erlandas Galaguzas, kunigas Raimondas Jurolaitis ir kiti svečiai bei žinoma tėveliai. Pirmieji į sceną buvo pakviesti abiturientai pasiekę aukščiausių pasiekimų moksluose. Jie ne tik gavo diplomus, bet ir buvo apdovanoti medaliais. 11 klasės mokiniai pasveikino abiturientus, draugiškai atlikę dainą.
sceną pakilo abiturientai ir mokinius bei tėvelius pasveikino savo koncertiniu pasirodymu. Atsidėkodami mokytojams, jaunuoliai įteikė jiems gėles ir sugiedotas profesinio mokymo centro himnas. Iškilmingoji dalis salėje baigėsi bendra nuotrauka prisiminimui. Paskutinio skambučio šventė tęsėsi centro kiemelyje, kur tradiciškai skambėjo valsas. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro absolventų šventinę aprangą visada papildo akademinė kepuraitė. Centro direktoriui Vytautui Petkūnui davus ženklą, šios kepuraitės skrenda į orą, o jų skrydį lydi visa jaunatviška energija ir džiaugsmas, pasiekus svarbų gyvenimo etapą, įgijus gimnazijinį išsilavinimo, o kai kuriems dar ir profesiją. Gegužės 24 dieną Verdenės gimnazijoje nuskambėjo paskutinis skambutis. Šią progą abiturientus nuoširdžiai sveikino direktorė Olga Černis bei svečiai meras Erlandas Galaguzas, mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė, administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas ir švietimo skyriaus vedėja Monika Gutė. Beveik visi abiturientai buvo apdovanoti padėkos raštais už ypatingus pasiekimus ir aktyvų dalyvavimą mokyklos gyvenime. Abiturientus sveikino ir pradinių klasių mokytojos, kurios buvo pirmosios jų mokytojos. Tradiciškai simbolinis mokyklos raktas buvo perduotas 11 klasės mokiniams, kurie abiturientams padovanojo savo dainą. Absolventai padėkojo mokytojams bei tėveliams ir pakvietė visus į mokyklos kiemą, kur, kaip ir kitų gimnazijų aikštelėse, gražiai nuskambėjo mokyklinis valsas. Cause I love the smell.